Ką tik turėjau pokalbį su savo mokytoju. Aš savo mokykloje esu, kaip tik dabar buvo Liepos mėnesį, pilni 8 metai, 9 prasidėjo. Ir pakalbėjom apie mano kelionę, apie mano transformaciją ir apie tai, kas vyksta, kokie procesai vyksta dabar. Ir buvo labai įdomu taip įsivertinti save pačią iš šono. Ir suprasti, kaip viskas gyvenime, kas vyksta pas mus, kaip yra viskas susiję. Ir kad visos problemos, kurios vyksta mūsų gyvenime, jos yra tam, kad pamatytumėm save, pamatytumėm savo kažkokią dalį, kad transformuotumėm tą vietą, kad jinai būtų išgirsta. Ir daug kas sako, kad viską galima pačiam, bet aš iš savo patirties, iš to, ką aš matau, iš to, ką aš suprantu šiandien, man irgi gal buvo etapas, kai tokia, pati savo jėgom ir jisai karts nuo karto grįžta, bet aš supratau, kad, be mokytojo, be vedimo, jeigu tu esi, kaip sakau, tu esi, įsivaizduok, kad tu esi kažkokia sistema, namas, ar ne, ir jeigu ten pas tave visą laiką kanalizacijoje yra nešvaru ir šūdai teka, tai jie ir tekės ir viduje apie tavęs, ten gali kalbėti, ką nori. Jeigu tu turi žmogų, kuris tau padeda tą kanalizaciją išsivalyti ir padeda pereiti per savo, tai nėra, kad kažkas, ką reikia aklai tikėti, bet kas padeda pereiti per tavo vidinius dalykus, per tavo šešėlius, per tavo demonus. Tavo kelias su mokytoju, aš manyčiau, kad 10 kartų yra greitesnis, spartesnis ir efektyvesnis. Ir dar pakalbėjom apie tokį dalyką, kaip apie guru mano gyvenime. Aš niekada neturėjau savo guru ir jaučiu, kad šiais metais aš tyrinėju šitą periodą, ką reiškia turėti guru, nes mano mokytojai didžioji dalis tapo arba mano partneriais, arba mano draugais, arba mano kažkokiais, palydovais ir kituose mano gyvenimo projektuose, geriausiais draugais, arba kažkuo, su kuo kartu mes mokom ir vedam, bet guru patirtis man yra visiškai nauja, apie kurią dar man yra labai sudėtinga kalbėti, bet galiu pasakyti, kad tai yra viena giliausių patirčių, ką galima patirti. Ir aš, kai kalbu apie guru, tai nekalbu apie kažkokį tai mokytoją, kuris su kuriuo baigi kažkokius kursus, kuris tau padėjo ar kažką, bet apie tą tokį dvasinį guru, kuris yra visiškai gyvena nušvitime ir gyvena toje kitoje sąmonėje, ne retkarčiais ar net tuose impulsuose meditatyviuose, bet visame savo gyvenime. Tai toks begalinis dėkingumas už savo kelią, begalinis dėkingumas už tai, kur esu ir toks netgi gal pasididžiavimas tuo, ką esu čia nuveikus.